2024 m. rugsėjo rytą statybininkai Kauno senamiestyje padarė netikėtą radinį. Po senų namų, giliai po žeme, jie rado žmogaus palaikus. Apie radinį buvo nedelsint pranešta policijai. Policija iš karto pradėjo tyrimą. Ekspertai netrukus nustatė mirties laiką. Paaiškėjo, kad kūnas ten gulėjo apie 20 metų. Ši žinia sukrėtė visus. Per visą tą laiką niekas nepranešė apie dingusį žmogų. Niekas jo neieškojo. Tai kelia daug klausimų. Kaip toks dalykas galėjo nutikti šiuolaikinėje Lietuvoje? Kas buvo šis žmogus? Kodėl niekas jo nepasiilgo? Šiandien atskleidžiu tiesą apie šią istoriją. Tai istorija, kuri sukrės kiekvieną. Pradėkime nuo pradžios. Buvo 2004 metai. Tuo metu Lietuvoje gyvenimas buvo kitoks. Internetas buvo retas, mobilieji telefonai buvo paprasti ir ne visi juos turėjo. Žmonės gyveno labiau izoliuoti ir mažiau susiję su pasauliu. Tuo laikotarpiu Kaune gyveno paprastas žmogus. Jis buvo vienintelis žmogus visame dvare, gyvenęs vienas visame name. Jis nebuvo žymus, jis nebuvo turtingas, jis buvo tiesiog eilinis žmogus. Jis dirbo, gyveno savo kasdienį gyvenime ir turėjo tiek rūpesčių, tiek laimingų akimirkų. Vieną dieną viskas staiga nutrūko. Šis žmogus dingo. Jis tiesiog pradingo iš žmonių akiračio. Nežinoma, ar jo ieškojo šeima, nežinoma, ar jo ieškojo draugai, nežinoma, ar jo pasigėdo darbdaviai. Jis paprasčiausiai dingo. Galbūt jis neturėjo artimųjų, galbūt niekas nepastebėjo jo nebuvimo. Laikui bėgant jis buvo pamirštas. Nuo tos akimirkos jis tapo žmogumi be vardo ir be istorijos. 20 metų jo kūnas gulėjo po namo pamatais. Pasaulis jo nepastebėjo. Praėjo 20 metų. Tik 2024 metais statybininkai pastebėjo keistą kvapą. Jie pradėjo kasinėti vieną vietą. Tuomet buvo rastas jo kūnas. Kūnas, kuris galiausiai atskleis tiesą apie tai, kas jam nutiko. Kai pirmieji policijos ekspertai atvyko į vietą, jie iš karto suprato, kad atvejis rimtas. Kūno būklė labai prasta. Buvo aišku, kad palaikai ten buvo labai ilgą laiką. Ekspertai pradėjo tyrimus. Buvo atlikti DNR tyrimai, buvo tikrinami dantų duomenys. Visa tai buvo daroma siekiant nustatyti asmens tapatybę. Kai rezultatai buvo gauti, paaiškėjo svarbus faktas. Šis žmogus mirė apie 2004 metus. Tai reiškia, kad jie žemėje gulėjo apie 20 metų. 20 metų tamsoje, 20 metų vienatvėje. Iškilo pagrindinis klausimas – kaip jis mirė? Šis klausimas sudomino policijos vadovybę, valdžios institucijas ir žurnalistus. Buvo svarstomos kelios versijos. Ar tai buvo nusikaltimas, ar tai buvo nelaimingas atsitiktimas, o gal savižudybė. Policija pradėjo išsamų tyrimą. Buvo tikrinami žmonės, kurie gyveno netoli tos vietos 2004 metais. Taip pat buvo dominamasi senojo namo savininkais. Buvo nagrinėjamos jų asmeninės istorijos ir galimos paslaptis. Buvo manoma, kad kažkas galėjo žinoti tiesą. Galbūt kažkas tylėjo, galbūt kažkas negalėjo prabilti. Tuo metu žiniasklaida pradėjo plačiai skelbti šią istoriją. Žinia greitai pasklido po visą šalį. Žmonės kalbėjosi tarpusavyje. Visi kartojo tą patį klausimą. Ar girdėjai? Po namu. Tačiau buvo dar vienas svarbus dalykas. Kas tikrai pradėjo šią bylą? Atsakymas paprastas. Tai buvo statybininkai. Paprasti darbininkai, kurie net nežinojo, kad jų darbas atvers vieną didžiausių Kauno senamiesčio paslapčių per 100 metų.